Jeigu esate savininkas pirmosios kartos Bentley Continental GT arba Volkswagen Phaeton, galimai esate susidūrę su multimedijos problema, kur kaltininkas yra štai šis procesorius. Tai šitam video mes pademonstruosime, kaip mes jį keičiame, o dažniausiai pasireiškiantis gedimai būtų, kad multimedija arba neišsijungia, arba jinai išsijungia pašilus, kartais būna mirksintis ekranas. Ir nors multimedijos vizualiai ir atrodo skirtingos, kadangi Bentley yra Volkswagen grupės automobilis, jie dalinasi tais pačiais komponentais, tad abidvi multimedijos praktiškai yra identiškos ir turi tos pačius gediminius simptomus. Gerai, tai visą video procesą pagreidinsiu bent jau 10 kartų, kad nepasidarytų jums nuobodu ir gero žiūrėjimo. Dažniausiai tokio pobūdžio darbams naudojame specialią techniką, tačiau šiam video pademonstruosime tiesiog su karšto oro stotele ar karšto oro litukliu, kaip norite taip vadinkit, nes kodėlgi ne? Na kągi, gedimas pilnai pašalintas, dar vienas laimingas klientas ir ačiū, kad žiūrėjote. Sudie.